Brangos ir gerbiami žiūrovai, šiandien panagrinėsime populiariausias grupės Rondo dainas. Sakykime ir žinome, kad jie dažniausiai dainuoja apie meilę, bet pasirodo, kad jie gilinasi ir į politiką. Štai tokia jų, neva tai firminė daina, Aukštumos. Jie dainuoja aiškiai kaip politikai prieš rinkimus. Tekstas toks. Jei jos manim patikėsit, bus gerai, gerai, gerai. Mums bus gerinai politikai prieš rinkimus. O toliau dar gražiau. Gal kada mes tai pamiršim, bet jos vis tiek nesužinosit niekada. Dargi ne tai politikai dainuoja prieš rinkimus. Arba štai paimkime kitą dainą jų, Eglė mano sesė. Pradžioje dainuojama. Aš turėjau daug draugų. Toks tekstas atliekamas minorės, atvirai kalbant, taip sakant, labai liūdnai. Todėl klausytojas tarsi supranta, kad pagrindinis herojus draugų dabar jau neturi. Kodėl? Atsakymą mums duoda tekstas tarp eilučių, kurį įgudęs klausytojas visada išgirs. O tarp eilučių skamba taip. Aš turėjau daug draugų, bet vedžiau ir neturiu. Ką daryti be draugų, gal pabėgti iš namų. Štai ką nori pasakyti mūsų herojus. O toliau sekantis tekstas jau verčia apskritai suglumti. Pagrindinis herojus pabėga ne pas draugos, o pas kažkokią moterį, kurią jis vadina sesę. Kad toji sesė visai nesesė, o kažkas daugiau, sužinome iš priedainio. Eglė mano sesė, modviejų dalė, džiaugtis laimę deviese, kol žmonos nėra. Pasidaro aišku, kad sesė yra visai nesesė, o kokia tai pusseserė ar net atvirai sakant meilužė, kuri telefone net dėl konspiracijos yra įvesta kaip sesė. Antra vertus, jei patikėti, kad vis dėlto to vyriškio sesė yra Eglė, tai ir jis pats kažkoks medis tada jau. Kitagi daina Margareta. Šiandien čia ją girdėjom. Čia daug nėra ką ir kalbėti, nes visi supranta, kad tai daina apie populiarų alkoholinį kokteilį Margarita, kurį sudaro tekila, apelsinų likelis ir citrinų sultis. Tiesa, nors visi žino, kad vartoti tokius dalykus iš pat ryto nerekomenduojama, tačiau mūsųgi pagrindinis herojus kala vieną Margaritą po kitos ir stebisi. Margareta, Margareta, ach, kodėl kiekvieną rytą išnykstė to Margareta. Štai toks tekstas. Įsivaizduokit, kas daros. Ir tarp kitko ir medikai stebisi. 30 metų štai šis Aleksandras kiekvieną rytą naikina Margaretą, o kepenys kaip nauji. Štai ką reiškia profesionalai. Su kuom grupė Rondo tuos profesionalus įsveikino.